Pirmas skyrius – Miško tankmėje. Dantė Aligjeris, dieviškoji komedija Pragaras. Pirmoji giesmė. Per vidurį gyvenimo kelionės aš pakliuvau į baisiai tamsią girią. Ir pamečiau aš tiesų kelią. Žmonės, kas apsakytų, ką tada patyriau, kokia juoda giria, pritvinkus siaubo, į šunkelius lik kaklo pasinėriau. Gal net geriau patirti mirtį klaikę. Bet dėl šviesos, kurią susuradęs, papasakot geidžiu, kas susikaupė. Neaišku, kuo buvau toks pasimetęs, bet lyg sapne tūnojau visą laiką. Vos savo koją šunkelin pastatęs, kai mano taikas palei kalvą baigęs, kuri šį slėnį sergėjo uždarius, mane dar krėtė drebulys ir klaikas. Užteko man akis aukštyn pakelti, šviesa užplūdo kelrodės planetos. Ūmai jinai apsėmė pusę kalno. Tada ir dvasiai atsirado vietos, laisviau jinai krūtinėje alsavo, nakties iškentus siaubą neregėtos. Ir lyg tasai, kuris uždusęs vapą į krantą ropščias iš gelmės putotos, atgal dar žvelgia, kur te mato kapą. Taip ir dvasia nelygų ko bijotų atsigrėžė įvertindama kelią, kuris visus į mirtį veda juodą. Kai mano kūnas vėl atgavo galią, lipo aukštyn ir mano ramstis tuščia atšlaitė truputėlį valios. Taip gražiai išvertė iš italų kalbos Sigitas Geda. Aš taip gražiai nemoku, bet šių metų balandžio 2 dieną, beveik lygiai po 700 mečių, nuo tada, kai Dantė pradėjo savo dieviškoją komediją, sėdžiu rašydamas šitą tekstą. Pavasaris. Mano gyvenimo vidurys. Dantė tada buvo 35 metai, man 45 metai. Jo laikais tai jau buvo gyvenimo pabaiga. Mūsų laikais dar tik pusiaukelė. Bent jau teoriškai. Iš tiesų, niekas nieko nežino. Skaitau pirmąją Pragaro giesmę ir jinai skamba parašyta lyg šiandien. Per vidurį gyvenimo kelionės aš pakliuvau į tamsią girią. Netikau kelio, pasiklydau. Praėjo 700 metų, bet žmogaus kelionė beveik nepasikeitė. Mūsų civilizacija sparčiai progresuoja, išradimai, patogumai, technologijos, bet mūsų vidiniai pasauliai atrodo, kad ne. Vidinis gyvenimas lieka cikliškas, gamtiškas, amžinas. Toks pats pasiklydęs ir ieškantis tada ir dabar. Dantė rašė apie tamsą, apie siaubą, apie sapnišką pasimetimą. Aš taip pat jaučiu tą būseną, neaiškę, bet gilę. Būsena, kai viskas išoriškai lyg ir tvarkoje, bet viduje tirštas rūkas. Naktis, kuri neišaušta. Kažkas stebi mane, komentuodamas kiekvieną sprendimą. Kažkas manyje nepatenkintas, nors viskas lyg ir gerai. Aplinkybės gali keistis, bet dvasinės būsenos ne. Ir galbūt dėl to, skaitant Dantę, man ima darytis ramiau. Tai, ką aš jaučiu, nėra unikali būsena, unikalus nukrypimas. Tai bendras žmogaus ritmas, universali būklė. Ir vis dėlto man tai nauja. Nes pirmą kartą gyvenime nebeužtenka greitai bėgti, nebeužtenka daryti, kurti, įrodinėti, neužtenka slėpti savo nerimą po projektais. Dabar reikia sustoti ir pažvelgti į tą vidinę girią. Ne tam, kad suskaičiuoti medžius, kažkokias statistikas, o tam, kad išgirščiau tylą tarp jų. Viskas buvo gerai, net per gerai. Pasiekiau daugiau, nei kada nors tikėjausi. Turėjau viską. Šeimą, namus, veiklą, pripažinimą, bet nebuvo džiaugsmo. Viskas, ką sukūriau, gulėjo man ant pečių. Kaip sunkus nešulys. Ir kažkas manyje tai matė, stebėjo, komentavo. Ne šiaip sau kritikuodamas, bet su keistu, giliu liūdesiu. Tarsi sakytų, na štai, viską padarėjai, bet pamiršai save. Tokia buvo mano vidurio amžiaus krizė. Kai svarstydavau mesti rūkyti, suprasdavau, kad esu priklausomas ne nuo nikotino, o nuo vieno slapto ritualo, tarsi mažos pertraukos, sau pačiam.
Yra toks anekdotas, šeima kraunasi automobilį, ruošiasi į atostogų kelionę, tėvas priesiga vaikus, uždaro dureles, apeina mašiną, sėdasi prie vairo ir galvoja, štai tai buvo mano atostogos. Ir man buvo taip pat. Rytinis chaosas, pusryčiai vaikams, sąskaitos darbai, skambučiai mamai, matematikos namų darbai ir tada pirma cigaretė. Pirmoji dienos sekundė skirta tik man. Po visų pareigų, atsakomybių, lūkesčių, trumpas iškvėpimas. Mano mažos, pavargusios atostogos. Tragiška, bet tuo metu vienintelė erdvė savo. Mesti rūkyti reiškia atimti paskutinį atokvėpį, kol nesupratau. Problema ne cigaretėje, problema kalėjime, kuriame gyvenu. Kalėjime, kurio duris visada buvo atidarytos. Kalėjime, kuriame aš ir sargas, ir kalinys. Ir kai suvokiau, kad nebūtina savo atimti paskutinės cigaretės, o galima tiesiog išeiti į laisvę, mečiau. Be pastangų, be kankinimuose, be grįžimo, nes tai nebuvo pabaiga, tai buvo pradžia. Tik tada supratau, kad iš tikrųjų viskas tik prasideda. Laisvę mesti reiškia ir laisvę pradėti. Jei galiu atsisakyti rūkymo, alkoholio, bet kokio savęs slopinančio elgesio, ką dar galiu? Kas dar manie laukia išlaisvinimo? Tai nebuvo kova su žalingu įpročiu, tai buvo pabėgimas iš iliuzijos, iš lūkesčių narvo, kelionė atgal, kelionė į save, grįžimas namo. Prieš keletą metų Ispanijos kaime, kuriame dabar gyvenu, filmavome televizijos laidą. Atvyko Jesus Calleja, žymus ispanų alpinistas ir keliautojas, jis pakvietė mane paskraidyti sraigtasparniu. Skridame virš Andalusijos kalvų, slėnių, upių, pasakodami vienas kitam istorijas. Greit supratome, kad turime daug bendro. Jis žmogus, kuris visą gyvenimą keliavo ieškodamas nuotykių. Aš nuo vaikystės norėjau būti piratu, tyrinėti pasaulį, nerti į nežinomybę. Abudu ieškojame ir abudu iki šiol ieškome. Tuomet jisai manęs paklausė, o kur dabar nori nukeliauti? Kokį nuotykį dar svajoji patirti? Ilgai galvojau. Patagonija, Mozambikas, perplaukti vandenyną kajakų, kaip man siūlė kolegos. Ir tada atėjo atsakymas. Daugiau niekur. Aš jau pakankamai toli keliavau. Vienintelė vieta, į kurią noriu vykti dabar, tai kelionė į vidų. Ne priešais akis, o už jų. Keliauti namo, riedėti ne nuo medžio, bet atgal prie jo. Ten nepažintos paslaptys, ten tikrieji klausimai, ten gyvenimas, kuriam niekada neskyriau pakankamai dėmesio. Jesus liko kiek nustebęs mano atsakymu. Bet aš žinojau, tai tiesa ir tai pradžia. Sveikas atvykęs į antrą gyvenimo pusę.